Ką jūs? Abas. Esu tokį ledą valgę. Su svitkorna gabaliukais. Afigėjai. Valgai kukurūzai. Judam iš namų po biškį. Galvojam biškį prasivaikščiai. Gal iki plaukiančio turgaus nuvaryti. Ir ten tigrų parką. Kažkas, kas pakeliui bus, ten ir užlėks. Kabryt jau baigia susiruošti ir judėsim. Geri ledai. Ragaukit, jeigu bus Tailandė. Vietinis magazinas. Bet tai karštumėlis šiandien. Jutiminė temperatūra 42 laipsniai. Aišku, per televizorių to neperduosi. Bet šilta. Šilta. Maloniai nuteikia gomurį. Kaip ten vadinasi? Serviziukai visokie. Karštas merginas ir šaltas alus. Ne, karštas alus, šaltas merginas. Galbūt. Tai kai žiūrėkit, bolidas stovi. Eina savo. Kai gerulis. 2,50. Nežinau, kas čia per mašiną. Bet gerulė. Eina šiek. Stongė. Nu, tokį modelį atrestauruot, kaip jisai eitų, ką? Belė kokį. Kaip iš filmų kokių, kur būdavo bajevi, kaip sakai. O, kempinga večiki. Galit atvaryt, pakempinti. Mašinikė pasistato, atvarat kempinti. Ką tu žiūri? Aš ką tik pamačiau juodą voverę. Jo. Nuo to bananą lapo nušoka į tą medį. Juoda. Taip, aukštai nušoka taip toli. Nu. Bet jinai juoda, ne ruda kokia. Tai gal nelabai voverė, gal kita, kas nors rūšis. Bet ne, grinai tokia pat kaip voverė. Įsivaizduoji? Taip. Nu, įsivaizduoju, sakykim, kad taip. Čia matyt nuo saulės pavėdavo jūs. Įdegus, nu. Stop padovai, įdegus voverė čia buvo. Nu. O, buntukais, bambukais surišti, sumesti. Kažkas kažką su jais greičiausiai darys. Lamba kaip bjauru, kad neturiu mikrofono. Jaučiu, kad kai pradėsiu montuoti viską, tai jėlį ten girdėsius. Nu, bet gal dar įsigysiu kokį iki išvažiavimo. Nelabai suprantam durianas ar jackfruit, bet vienas iš tų, ant tokio medelio paprastas. Tiger Park Pattaya. Varom pažiūrėsim, kas gera vidai. Biškį motorolerių paparkuotų. Porą bilietėlių nusipirkom, 1020 batų, po 510 batų. Bet čia ir su mašinikė pasivažinėti ir pasivaikščioti po safari. Gal patiks? Guli gražuolis vienas. Šildosi. Arba su vienu fotkinasi. Ar tu norėtum taip ranką padėti ant tigro užpakalį? Nenorėčiau. Kiek čia vargšų vaikščiavo, nedideli. Mums sakė į dešinę turbūt, ne?
Jo, ten va bus mašinikis. O, da, viena tokia voverikė va. Ai, čia buvelė. Nu ką, važiuojam į savo safarį. 5 valandas mažutė galima. Kol kas matau tik kakaškas ir kvapas toks. Aitrus šūdų kvapas. Ir va, vienas katukas guli. Labas, brangusis. Karšta, Palma, karšta. Saka, ką jūs snekai? Jūs nekai. Džiaukitės, kad aš jau pavalgęs. O kitaip, saka, jums nepasirodytų čia daug realybės. Da, viens va guli ant džakuzio. Kaip mes? Pavirtę, saka, pačilinsiu biškiuką lengvai. Burbuliukus į savo vėsinį. Nu visai krūtai. Iš čia uždarė stiprią apsaugą, kad jie nesugalvotų mūsų pavalgyti. Bet čia kažkokie ūdriniai tigrai, žiūrėkit, irgi įkritęs vandenį. Ne, jiems karšta. Saka, tai gerai. Tikiuosi neišrašė mašinį. Tada jeigu būtų džakuzi čia, koks nors su burbuliukais, bubulbat. Katukai. Katukai, ateik pas mane. Aš išeisiu tada. Turim ventiliatorių, pučia galvą man. O, kaip gerai. Man jau užsidarė. Nu, ką tu? Gražuolį. Šitas, matai, jau pavojus. Tas biški pakūšapšai biški Tu daugiau. pakeitei slaptažodį? Ne. Buvo vienas. Va, guli jisai čia. Labai diplomai. O čia jau, kaip matote, vienas tiesiog ilsisi. Sako, jūs veikat? Vykdam. Čia biški nespėjau pafilmuoti, bet du susimušė, tai širdis į kuldis nukrito, čiut neprileidau pats vieno garsų. Čia koks mažylis ateina. Ir prajuto. Čia sako, mane katinėliu pavadinai. Kis, aš sako, tau pakysinsiu, šitau ne namų katinėlis, sakė. Ir čia kis, man sakė. Įžeidė tigrą, nu. Tai čia nesugrįžo atgal apsisukęs. Gers šitas buvo. Žiūrėk, koks jisai galingas. Na, savo. Pažiūrėk. Laukia tol, koks autobusas. Jis kažką užuodžia. Kokie randai ant jo šonų, matai, nu, pasidraskė. Bet jisai pakūda nesenai biški, buvo storas, matomai. Bet šitoks vaikščiojimas yra panašus į depresijos požymis. Toks minkštas, toks gražus. Nu, pasikuduliuot su juo, a? Draugiškas. Tokie dantukai mažiukai, pažiūrėk. Pažiūrėk, kaip lapsė kokia didelė eina savo. Nu, atrodo visiškai kaip naminis katinėlis, bet Bet kaip paskui ką, ir yra tokie naminiai? Bet ne visai naminis. Bet toks biškai, kai kas tau būtų, kas būtų? Vėl nepakuoja. Nepatinka man tas fotos su gyvūnais ir kaip dar jos taip
Muša, žinai. Mes esam palaikytojai visų šitų reikalų. Nu, aš nesifotkinu su jais. Bet kitaicam, karočią, reikia visada su viskuo nusifotkinti. Ką, atlėkėm į plūduriuojantį Patajos turgų. Nusipirkom ką tik bilietėlius. Bilietėlio kaina saugusiam 200 batų. Jeigu tik tais taip pasivaikščioto, jeigu norit su valtelė paplaukio ten ir taip toliau, tai 800 batų žmogui. Kas pagalvojom, gal biškutį daug, tai varom tik tais taip, apeisim, pažiūrėsim, kas čia gero. Žiūrėk, kiek bambaliniai. Padažyta krūva bambaliukų ir sukabinta. Viskas iš bambaliukų, žiūrėk, čia iš bambaliukų. Krūtai, nu. Čia ne iš bambaliukų. Čia yra pozavimo vieta, kur reikia mergičkom papozuoti. Bachūrs laika rankinukus. Standartiškai, visose šalyse tas pats. Mergos fotkinasi, bachūrai laiko rankinukus. Gerai, ka va mano mergina va ten varo. Pati pasiėmus telefoną. Pažiūrėkit, kaip gražiai iš čia paišo visai. Čia va kokių papaišyta gerulių. Pažiūrėk, kokie paveiksliukai, kaip jie krūtai atrodo.มีหลายวัตถุทานเพื่อให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนผู้ที่เพิ่งเริ่มมีอาการปวดข้อกระดูกผู้ที่ป่วยมาแล้ว 3-4 ปีและข้อเฉพาะลึกซึ่งเป็นข้อแรกในตลาดสำหรับผู้ที่ป่วยมา 10-20 ปีผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อมหมอนรองกระดูกเคลื่อน Čia šitie šviestų su neonu, žinai kaip šviestų gerai. Tai ir ant medžiagos čia susisukti parsivežti gali. Standartiniai vaisiai, muiliukai ir visokias ragožės nugarai patrinti. Tokias ne visai minkštas, čia patrintai su visą skūrą naitų. Įdomu, tam prūdė yra gyventojų, stopudovai yra. Čia jau tiek daug milijonų, tai žinai, visur jie yra milijonų. Ir žiūrėk, tenais masažiukus darome, turbūt. Jo, masažai. Tu teisim. Eisim, pažiūrėsim. O, žiūrėk, kokosą galim šviežų šauti. Šaunam šviežų kokosą. Aš pomigranat. Aš kokosą iššausiu. Number one. Pažiūrėsim, kiek už kokonatą ima. O, žuvytės nuvalgo kojytės. Ai, da savo kaip kutelą, pažiūrėkite dar. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Hello,พี่มาสับ Oksana, žiūrėk, kiek jį prilipo. Ai, o kaip kutena. Kutena tai belė kaip. Oksana irgi iššoka, žiūrėk. Gerai, Oksana. Kaip įdomiai. Da. Visi padai, visi tarpupiršiai praskleis, tarpupiršius viską iš tarpupiršių įparo. Tai kai očikiai švarus, ane? Geras. Aš esu daug kartų matęs, bet niekada nebandžiau. Aš irgi nebandžiau, dėl to norėjau išbandyti. O jie man, žinai, jie man da plaukiukus tampa ant kojų. Visi tampa tos plaukiukus. Belė kaip. Nu taip, va, priplaukė tokies valtelės. Sėdi, pardavinėja, va. Telefoną skrolina. Ar galima papirkti visokius skanumynus. Aišku, kaip visą laiką mes atvarėm pavalgyti, tai merginas jau kažką žiūri.
A, matai, čia apvalus yra skalopai. O čia striutis. O skalopai, žinai kas? Tie, kur aš tau parneždavau namo, atsimeni iš jūros? Ai, tie iš Jo. jūros. Tie turėtų būti skanus. Davai paragaujam skalopą. Paragaujam. Paim. Viską paragaujam. Viską paragaujam. Taip, Kur tie skalopai yra? Taip, viską ragaujam. čia yra skalopai. Can I get scallop? Don't have scallop? O, tada kas dar čia yra? Striutis va čia yra. Can I get two of those? Two. O čia And, kas what meat is this? Ošrik meat. Oh, okay, perfect. O šitas? And this one, what is this? Pork sausage. Pork sausage, Ai, ne. okay. Nu, ragauk, Zaki, nespaisi. Minkšta kokia. Labai. Ai, čia tas stručio mėsa. Ne, aštri. Ne, aštri, nu tai čia neuždėjo to papildomai. Einam. Labai aštri. Nu, paragausiu mano tą su čiliaku. Labai skanu, galiu pasakyti. Labai. Minkšta, bet aštri kokia. Wow. Wow, geras. Tikrai geras. Geras, nekas. Kalakutą, tų kalakutą striutį užskaitom. 10 iš 10 drąsiai. Super. Skanukai stipriesiems, skorpionai. Žiogiukai. Ir dar kimilikės. Ragaut? Nežinau, dar nedrįstu, biški vėliau. Krokodilo valgom, krokodilo skanu, labai. Mažiukų krabukų krūva. Irgi turėtų būti neblogai. Aišku, mes neiškinsim. Taip skaniai atrodo, ne? Tau, papasakok man, kaip čia tas skonis. Geras. Duosi desetkai tam. Gerulis. Gerulis, mano dar va tam. Dar procesai. Aš kai saldarūris, tai visokių nutelų, lyčių prisidėjau. Čia keimbas mani. Skanu. Labai skanu. Gaivus labai toksai. Nu, ledas turi būti gaivus. Karamelka, nutella. Kvepia Prancūzija. Bomba. Skonių bomba skaitosi. Belia kaip gerai. Žiūrėk, gaudykit. Ne jum. Man. Skanu. Belia kaip. 15 iš 10. Palmių salos. Gerai, ledų privarė. Čia buvom, kaip šitam
Can you make without the ice? No ice. Jam su ledais mažiau reikia pilti. I know cheapest cost to you. Yes, very good. Nes daug ledų pridėta, jis tų sulčių beveik net neįpila. No sugar nè, bọn no sugar meter. Nè, hai bọn này hai nè. Nè, madam. Blemba, skonis tai belė koks. Atadės nukerpa ir sula bėga iš jų. Ai, sula iš medžių. Nè, madam, nè, madam. Skonis pasakiškas. Iš šito, Va, iš čia bėga sula. nupjauna ir bėga. Super. Tha hẹp inside, tha inside. Nè, inside, hẹp inside, nè, inside. Inside này ba. Nè. Mở, cọ bụp. Anh ấy hẹp inside. Ok. Nó có water no này nghe. Hẹp inside này, inside ha, đấy. Ok. Cái hẹp inside. Xem á. Hẹp inside. Ok, it's like a nut. Inside, anh ấy inside. Prapjaunama tai, bet ten nieko nėra, bet sula bėga. Water, no, water. No water inside. Water này nghe. Jo. Water. Ok, only in the stem. Čia Cool, jo. nice. Galima va ir taip keliauti čia. Susimokėjai pinigėlių. Ir praplauksi pro tą turgelį. Bet kol jaunas, gražias kojelės, žuvyčių nukramtytas neš, tai aš ir einu. Ką tik sugadinau Oksanai vaizdelį. Oksana, porą žodžių. Kas čia buvo? Gerai, kad čia jūs išgelbėjot. Būčiau gavęs per snukį. Lėktuvo nuspėdė nuspėdimo vieta. भैया डाउन Išlipo amfibija, va pervažiavo keliuką ir į kitą pusę. Ir toliau nuplūko. Normaliai. Paprastas transportas, visiškai toksai. Be didelių vargų. Nurovė mikrofoną, žiūrėsim ar girdėsit mane dabar geriau ar ne. Nu, kaip dabar mane hebrytę girdėt, turėtumėt girdėti puikiai, nuostabiai ir belia kaip gražiu balsu. Va toks va mažiuliuks, pums pogelį susidėję ir viskas turėtų būti dabar aiškiai, kam kas neaišku. Kokteiliuką galit pasidaryti čia, tokiuose variantuose. Prižiepti ir nebereikia į darbą. Palika mani hebra. Opsu. Pasidarėm kojų masažiuką, belia kokią gerumą. Taip pat palaidavo, viduj prašė, kad nefilmuočiau, tai nieko ir nefilmavau. Tai va, šiandien mūsų dienelė tokia. Einam dar kažką pavalgysim ir susitiksim su jumis už kelių sekundžių. Ate. Labą rytą. Ką, susipakavom daiktus, atvažiavo mašina. Šausim į Kočiang. Bet turim dilemą tokią. Mūsų šeimininkė nesirodo depozitą pasiemus.
Vakar bandė prisiknisti, kad ten tipo stalą mes subraižėm, nors jisai buvo jau labai neblogai apdaužytas ir nieks prie jo nieko nelindo, nieko nedarė. Tai šiandien žiūrim, kad mums jau reikia išvažiuoti, jinai nesirodo. Plius čia dar buvo tokių visokių variantų, lempos va įsižergusios visokios baseinė. Čia tipo va superinė švara pas ją va tokia va. Na ir dar visokių nesąmonių daug, tai ten biliardo kamoliukas tingęs, tai dar kas nors. Tai sakom, gal jau jinai čia ne pirmą žmogų taip skemina. Tai jeigu ką, mes jai paliksim labai gražų atsiliepimą. Bet 100 eurų depozitas vis tiek nesimėtų, tai laukiam dar kažkiek. Parašiau žinutę, bet žiūriu, kad jinai mumis ignoruoja. Nieko. Yra kaip yra. Važiuojam į Kočangą. Jau prasidėjom 2,5 valandos gal. Apie 1,5 valandos dar liko. Atidavė mum depozitą, atėjo, pasižiūrėjo tenais, ne pati ta šeimininkė, bet atsiuntė dukrą berods ar kažką tokį. Aplikė, paieškojo, da kur prisikabino, nieks neprisikabino, tai atgavom visus pinigėlius. O dabar varom į keltą ir kelsimės per jūrą į salą. Ką, atvarėm į uostą. Pasirodo, mūsų mašininis mumis tiesiai šovė į keltą, tai jis mumis veš iki pat viešbučio, iš vis super. Man taip visai patinka. Nereikės mums galvoti, kaip dar ten iš uosto nuvažiuoti. Aplinkui kalnai prasidėjo. O, kiek žmonių čia sėdi. Tik tais atėjom ir iš karto pradėjom plaukti, tai super. Vau, vėjukas biški pučia. Va ten Kočango sala, tai ganėtinai greitai ir atplauksim. Viskas greitai ir operatyviai. Va, visą kebrytę mūsų susėdus, va ten Oksana mojuoja. Nu ką, bičiuliai, sveiki atvykę į Kočang. Pagaliau mes pasiekėm jūrą. Jau buvau nubėgęs kojas iki, vandens temperatūra kokia 35 laipsniai. Pakankamai greitai atsibastėm gal, per kokias 5 valandas. Einam parodysiu kokią mūsų chatą. Va, turim tokį belę kokią dydžio medį šalia. Supynės, va ten rotelė jau supaliuojasi. Kėdikės, visokie beanbags ir taip toliau. O čia va mūsų chata tokia. Atrodo tikrai gražiai. Su simpatiškai šiaudais, belę kokią atspalvumą rudo šviesos. Nuostabaus dizaino, naujoviško stiliaus, šalto vandens kranas apsiplaut kojom. Parketas medinis. Labai gražiai užrašytas numeris 101. Yra kelią, per kurią galim pasižiūrėti. Atvėrus duris matom tapkes. Mano nuostabioji žmona vaikštinėja, kažką veikia. Ansensiu. Reikia išmokti pasisveikinti. Asesiu. Dar tai nesu padaryti. Turim va, super didelį šaldytuvą alui ir vandeniui, į kurį reikėtų maistą skubėti sudėti, nes matėm yra nemažai skrusdėliokų, kurie greitai susirinks čia. Turim nuostabaus grožio veidrodį su staliuku, kur galima pasišpakliuoti nosikė, bet čia neverta špakliuoti nosikės, nes viskas nubėga. Kondicionierius, veikiantis, laikas, televizorius, kurio greičiausiai nežiūrėsim, biškutį vietos batam pasidėti. Šitą televizorių turi. Ten va, televizorius kitas yra. Tai pasidėti va visokiem šmotkiam, piniginę saugyklą va, įsidėsim visus pinigus, kad būtų saugiai.
Toliau. Super King Size Triple Quadruple Kings of the Queen Link CUSOK lova, kuri belia kokio dydžio čia yra. Oksana čia kažkur kraščiukį mėgos, aš čia kaip karol. Ir čia, vat, kaip sakė, langas į gamtą. Gamtolangis su grotom, televizorių su grotom. Va, gruotas, kokias gruotas, mes čia bandysim tuo atidaryti kažką. Čia taip rankenėlė yra. Ir gali daryti. Čia nuodų tas. Ta geriau palikti, uždaryta. Okay, o čia tas tai ten... Čia pakelti nuleis žaliuzėm. Viskas čia reikalas. Čia nieks daugiau neatsidaro. Su protu ir gana. Toliau. Superinis lempas dizainas, kuris iš bučiuko padaryts. Kažkada gaudė žuvį, dabar jau eina ir taip gerai. Čia toliau surašytas kainelės įsiskalbimo, ką nori įsiskalbti. Free Wi-Fi'us. Atidarom svarbiausias duris. Tai yra kakamoji kabinetas. Turi maždaug 14 milijonų skruzdėlių lavonų. Belia kiek. Na, aišku, šito džiaugsmo čia neatsiginsim. Turim sostą pasisėdėjimam, pamastymam apie gyvenimą. Kriauklą, kaip priklauso viską, va. Gražuolis ekrane. Pažiūrėkit, koks meškiuks. Toliau turim ausų krapštukų, shower cap, tai kepurikė ant plaukų, kam reikia, kas tur plaukų. Ir va, muiliuką biškį. Čia toliau turim, karoči, kažką turim. Nu ir viso, ir turim dušo kabiną. Taram! Atsistoju, va. Ir su visais skruzdėliukais kartu čia prausies. Čia jaučiu, kaip lietus lyja, turėtų būti labai didelis garsas. Barbenimo į visą tą. O dabar ką? Dabar varom, įsikrausim daiktus. Čia planuojam būti 4 berods naktis. Ar 5? 4 naktis. 4 naktis. Ir pasistengsim parodyti kuo daugiau visko aplinkui. Einam prasivaikščiosim. Galvojam, biškį išeisim į rajoną, gal pavalgyti kažką. Oksana jau padbirajit cvitočkį visokią, gėlytės. O draugelis varo didžiulį, žiūrėk. Va, draugelė mano. Va, žiūrėk, atskrido. Rutela va skrenda irgi. Irgi skrenda. Ką? Basinėlis va yra. Einam baseiną pačekinsim. O, turim tokį basinėlį. Čia ant visos chebros, kiek suprantu. Gražu, gražu. Labai šilta, labai šilta. Vietinis kabokėlis. Čia kartu ir receptionas, ir kaip valgymas. Labai panašu Nusapenidui, kai buvom. Irgi buvo panašiai. Labai panašiai buvo. Irgi sėdėjom taip, alelį gėrėm, žiūrėjom į jūrą. Einam, gal mes į miestą pasičekinsim, kas gero, ne? Aišku. Čia tai, čia kaip ir mūsų. Čia dar spėsim primokėtų pinigų, čia vis tiek viskas overpricinta bus. Šitą beveik kai eisim. Karosiukai. Žiūrėjai tavo kamerą moteriškį. O, kai šį daro dabar? Pažiūrėjo, man į kamerą sako moteriškė kažką. Mane nufilmavo. O čia va receptionas. Ir va, išlendam į pagrindinę gatvę. Čia dar mūsų restorano meniu yra. Mistekai visokiausi skanukai ir krabas. Kailis irgi surašytas. Nu va, motoroleriai nuomojami čia, bet jau tokie uždrošti.
Sultikių iššaut galima. O šitom popem batą. Snorkelingai visokie, minibusai, vanai ir taip toliau. Balsuokite King Ko Chang Kwang Wai, numeris 2. O, užėjome tokią bakužę. Pavalgysim biškį maisteką kažkokią. Pažiūrim, ką Oksana čia nori įsirinkti skaniai. Visokių gerybių. O, rotelą kažką irgi nusižiūrės, toj čiup, sakė. Šalto reik vieną pasimti vakariai. O, idėja geriausia čia turbūt šiandieną. Pirmų užbėgimų pasičiupom visi papajos salotyčių. Nu, jau kažkam ir springrolai atėjo. Oksana pasiėmė biškutį ne aštrių, bet jau kol laukia manęs jau baigė ir suvalgyti. Aš va pasiėmiau aštrių papajos salotų, toj įvertinsim. Bet kažkaip manau, kad nenusivilsiu, nes kiek aš jas valgiau, jos visos buvo superinės. Kažkaip labai nepergyvenu. Daniel, kiek aš tau už mašiną daviau už taksą, atsimeni? Super. Labai skanu. Nudegiau lūpas nuo čileko. Tokį gerą idėją, kad snargliai pasipylė per visus galus viską. Atkeliavo mano antras patiekalas, taip pat kaip ir beveik visų panašiai. Vištiena su riešutų padažiuku. Visų lapų prašiai. Droną tai jau leisi. Skanu, bet kadangi burna išdegus nuo čili, čia dar šilta pakankamai, tai atrodo įdėjau angliuką į burną. Bet šiaip tai 10 iš 10. Chicken satay papaya salad. Skaniai privalgiam labai. Biški buvau užsidegęs nuo čiliakų, bet nieko, jau dabar atsigaun. Einam dabar, sakom, pasižiūrėsim kur nors masažiuką kokį pasidaryti, nes kojas kai kaladės ištinusias nuo karščio. Tai masažiukai yra gerai, dabar va, einam ir žiūrim, kur yra normaliausia kaina. Po kol kas 300 batų kojų masažas, kas yra normali kaina irgi iš tikrųjų. Bet pralėksim per pagrindinę gatvelę čia ir pasižiūrėsim, ar yra dar kas nors įdomesnio. Biškai linuoja šiandien karts nuo karto, lietutis nupila toksai neblogas. Bet šilta, belė kaip koks. 35 gal šilumos. O kol kas viskas super čiki ir patenkinti mes šitą vietą. Tiuriuriu. Kokis bariukas gražus, a? Oksana sako, davai, aš čia pasifilmuosiu, fotografuosiu. Patika tau šitas bariukas? Man patinka šitas stilius. Šitas, a ne? Būtent šitas. Būtent. Šitas skėtis patinka. Ir šitas durys su šito paveikslu. Ne. Man šitas paveikslas patinka, aš salonę pasikabinčiau. Labai fainas, tarp kitko, prasiėjimas, ta centrinė gatvė tokia. Po maisto. Tai jau aš pasakau, kad po maistą fainai čia viskas yra. Ypač po maisto. Fainas prasiėjimas. Va, su drakono vaizdais. Kur drakono vaizdus tu matai? Va, prašau. Drakono vaizdžiai. Va, prašau. Drakono vaizdus. Matai drakoną? Matau. Eina va, šalia manęs. Slibinas. Slibinas eina. Pasidarė masažiukų ir va jaučiamės va kaip šitas šuo. Va taip maždaug. Guliu ir gerą ant širdies sako. Ne, kur aš nenoriu eiti. Tai va ir mes taip pat. Superiškai masažą padarė, tai belė kaip gerai. Atsigavo kojas. Vienas iš tokių rimtesnių. Pakol kas kiek darėmės, ne? Man tai padarė
Jo. Man reikės kas antrą dieną daryti. Ir dabar reikės eiti kitą dieną kokią dar pasidaryti. O dabar ką, šliaužiam atgal į Viešbutaną savo. Parduotuvę daužyti, kažką biškį apsipirkti. Nežinau, žiūrėsim, kokia ta vakaro programa pas mūsų čia šiandien bus. Programa be programos. Programa be programos, sako Oksana. Gal ir taip. Paršliominam namo. Biškį nusikaliam šiandien per dieną. Jau kas pas mumis 5:30, tai saulė leisis. Šausiu valelę, eisim dar kažką užkasti. Šiandien tom dieną ir baigsius. Tai jeigu jau žiūrėjote iki galą, paspauskit laiką, rašykit komentarą, paklauskit, ko nors įdomu. Mes su jumis susitiksim. Taigi už savaitės. Ate.